1001 priežastis sustoti. Artimiausią elektromobilių įkrovimo stotelę atrask Electrum Drive programėlėje. Electrum Drive. Labas, aš pozityvumo jumyse, tiksliau jūsyse. Daugiau norintis Timūras, aš jo praktiškai reikalauju. Na ir pastarosiomis savaitėmis renginiuose sutinku labai daug jūsų. Tas yra labai malonu, bet žiūrėkit dar kartą. Kai jūs man sakote, koks aš geras, kaip aš jums patinku, žinot, to vietoj pasižiūrėkit į save, gerai, va į save pasižiūrėkit. Patys jūs geri, ten geros ir man patinkat. Na, kai kas iš jūsų netgi labiau negu aplinkybėms esant derėtų. Bet žinot, svarbiausia yra tai, kad šiandien yra Liepos 8 ir va tokelės šiandien. Teroristinė valstybė save vadinanti Rusija ir vėl pademonstravo savo technologinį pranašumą, desperatiškai svaidydamasi milijonus kainuojančiamis balistinėmis raketomis į ukrainiečių gyvenamuosius namus ir civilinę infrastruktūrą. Russia gonna Russia, Russians gonna Russians. Kyjive dėl raketų smūgių užsidegė sandėliai ir administracinis pastatas. Vienas žmogus žuvo, 2 sužeisti. Per ataką Charkive buvo apgadinta daugiau nei 20 namų. Vienas žmogus žuvo, mažiausiai 15 sužeisti. Na, o kol Kremlius degina skeletinėme biudžete itin reikalingus milijonus balistinėms raketoms, Ukraina dronais pati įvedinėja realias sankcijas rusiškai naftai. Šią naktį dėl pelnytos atakos užsidegė Saratovo naftos perdirbimo gamykla ir naftos chemijos gamykla Tatarstano Nižnekamsko mieste. Tai maždaug 2000 km nuo Kyjivo, jeigu tiesia linija. Tai čia yra rimti pasiekimai. O Azovo jūroje užkūrė karštą naktelę net 9 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviams. Ukrainos dronistų vadas Roberto Brovdis sako, kad per pastarąsias 3 paras iš viso smogta 19 Rusijos šešėlinio laivyno geldų. Naktį dar smogta 53 kariniams taikiniams Kryme ir pietinėje laikinai okupuotų teritorijų dalyje. O tuo metu Omsko naftos milžinės sustabdymas po Ukrainos atakos įrodė, kad Rusijos daugiasluoksnė oro gynyba baigėsi ten, kur prasideda rusiškoji korupcija ir pasiekia ukrainiečių dronai. Dėl veiklos sustabdymo didžiausia benzino gamintoja Rusijoje nutraukė benzino ir dizelino kuro pardavimą Sankt Peterburgo tarptautinėje prekių ir žaliavų biržoje. Tad tikros bado žaidynės degalinėse dar tik prasideda. Yra ir teigiama eilių prie degalinių pusė. Na, mirties vadui turėtų būti labai lengva mobilizuojamus savo šauktinius susirankioti, nes, na, jie visi imobilizuoti stovi eilėje. Tik vat kaip juos susirinkus iki Ukrainos žemės nugabenti ir paversti trąšomis. Na, bet čia gopniko mąstymo modelyje yra ateities vargų kategorija. Svarbiausia yra paimti. Leidinys Foreign Policy konstatuoja, kad situacija mūšio lauke jau pasikeitė Kyjivo naudai. Ukrainos gynybos ministerija sėkmingai keičia karius robotais, sulėtindama Rusijos puolimą iki žemiausio lygio per visą laiką. O kur dar smūgiai Rusijos naftos objektams? Na, kai sako už mane gerokai vyresni dėdės, stop mašina, net benzina. Tad visiškas Ukrainos žlugimas atrodo vis mažiau tikėtinas. Visgi vis dar egzistuoja nemažai toli gražu neidealių karo pabaigos variantų. Pavyzdžiui, paliaubos, kurios atitiktų Rusijos interesus. Na, tik tarptautinėme olimpinėme komitete Huilo hibridinė armija skina tikrus aukso medalius. Tarptautinis olimpinis komitetas preliminariai atšaukė Rusijos olimpinio komiteto diskvalifikaciją. Tai kas iš jūsų dar perkate tą nuvalkiotą nepainiokime sporto ir politikos? Apgailėtina. Na, žinoma, kad Lietuvos tautinis olimpinis komitetas nepritarė ir reiškia didžiulį nusivylimą tokiu sprendimu. Savo nusivylimą jūs, parsidavusių sporto funkcionierių sprendimais, galite išreikšti telefonu 1482. Nėra jokio geresnio būdo. Su Ukraina iki pergalės. Antrą dieną vyksta NATO viršūnių vakarėlis. Pradėsiu nuo labai įkvepiančių naujienų. Lietuva yra, žinot kelinta? Pirma NATO pagal gynybos finansavimą. Mes gynybai 26 metais skirsime 5,33% nuo BVP. Aplenkėme Estiją, Latviją, Lenkiją, kurios taip pat skiria gerokai daugiau šalies gynybai nei NATO vidurkis. Sąskrydyje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė viltį, kad sąjungininkai pademonstruos finansinį solidarumą, įsipareigodami didinti išlaidas gynybai. Na, tikėkimės.
Tikėkimės. Toks spaudimas toliau jaučiamas ir iš Trumpo, bet bent NATO pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 26 metais išaugo 11% iki 555 milijardų eurų. NATO vadovas įsitikinęs, kad alijansas padarė didžiulį progresą, didinant gynybos finansavimą ir perdavė žinutę Putinui. We are defensive, we will never attack anyone. We will only defend our way of life, our democracies, our territory. So don't fool with us, don't play with us. Bet Trumpas dar nėra sužavėtas. Jis labiau nusivylęs NATO. Į šunzinas padėjo Ispanija, pavadino ją siaubinga NATO nare ir pagrasino nutraukti su ją prekybą. Šaltiniai vyriausybėje pareiškė, kad Ispanija ramiai ir normaliai reaguoja į tokius ją prezidento grasinimus. Ten turbūt sės, aš nežinau. O štai kalbėdamas apie Italijos premjerę, Giorgia Meloni buvo kiek švelnesnis nei paskutinės porą savaičių. Pasak Donaldo, ji, Meloni, yra malonus žmogus, nors ir padarė klaidą, kai atsisakė prisidėti prie Hormuzo sąsiaurio reikalų. Tai va čia tas Donio švelnumas, po kurio visada seka kas? Teisingai, vulgarūs kliedesiai. Donis ir vėl gviešiasi Grenlandijos ir grasina. Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. That should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe. Because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. Į ką sureagavo ir Danijos ministrė pirmininkė, primindama, kad Grenlandija neparduodama. Lenkijos prezidentas Karlis Navrockis pareiškė, kad vakarienės surengtos prieš NATO viršūnių susitikimą Ankaroje metu jis kalbėjosi su Volodymyru Zelenskiu. Tai pirmas prezidentų pokalbis po skandalo susijusio su Lenkijos sprendimu atimti iš Ukrainos prezidento Baltojo erelio ordiną. Bet Zelenskis Ankaroje turėjo ir labai malonių susitikimų. Kanada pažadėjo skirti daugiau negu 365 milijonus JAV dolerių šaudmenims Ukrainai. Dar Ukraina pasirašė susitarimus dėl dronų su 3 Europos šalimis – Estija, Nyderlandais ir Danija. Zelenskis jau anonsuoja naujus susitarimus su Vokietija, Norvegija ir Suomija. Ir įvyko vienas svarbiausių – JAV ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Zelenskis prieš jį tikino, kad susitikimui yra nusteikęs kovingai. We're thankful, as always, to your support, American support, bipartisan support. Air defense is the priority. O Trumpas, mėgstantis galios kalbą, ignoruoti Ukrainos sėkmės karo fronte nebegalėjo. It's hard to believe, right? From the Oval Office to now, I think we've developed a very good relationship. We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? Very good. This way you can't complain that we're not giving them enough. It's like, make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right. You know, I'm sure they'll be thrilled. Dar plačiau, giliau ir jautriau viską aptarsim rytoj. Po to, kai Hormuzo sąsiauryje buvo užpulti 3 komerciniai laivai, JAV karinės pajėgos pranešė antradienį Irane įvykdytos smūgių operaciją, taip itin paaštrindamos konfliktą, dėl kurio sunkiai sekasi užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Kiek vėliau, JAV centrinė vadavietė pranešė, kad šios operacijos metu buvo atakuota daugiau negu 80 taikinių. Smūgiai buvo 4 ar net 5 kartus stipresni nei atakos surengtos prieš maždaug 1,5 savaitės. Pasak vieno JAV pareigūno, smūgių taikiniu buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo objektai ir dronų pozicijos. O kitas oficialus JAV asmuo CNN paaiškino, kad smūgiai buvo suduoti kaip bausmė ir pridūrė, kad atakos dar kurį laiką tęsis. Na, jei trumpai, Iranas pradėjo skeričiotis, gavo nuo JAV atgal, bet kaip išlepintas vaikas, supyko. Keršydamas už bombardavimą, Iranas atakavo Bahreiną. Kariuomenės dronai smogė amerikiečių pajėgoms, dislokuotoms Šeicho Isos oro bazėje. Visame Bahreine skambėjo oro pavojaus signalai, o vidaus reikalų ministerija ragino gyventojus išlaikyti ramybę ir pasislėpti. Prieš tai po JAV smūgių buvo apšaudytas ir Kuveitas. Pranešta apie oro gynybos pajėgų numuštas raketas ir dronus. NATO generalinis sekretorius Markas Rutte Ankaroje teigė, kad įvykdyta JAV operacija palaiko. Pasak jo, tai buvo absoliučiai būtina, nes Iranas užpuolęs laivus iš esmės pažeidė buvusių paliaubų sąlygas. I think it is totally
crucial that the US forcefully reacts. Kodėl sakau buvusių paliaubų? To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. Kuku tai kuku. Bet Trumpas teigia, kad pasikalbės su darybininku Steve'u Witkofu ir savo žentu Jaredu Kushneriu, kurie bendravo su iraniečiais, pabrėždamas, kad nuo Teherano priklauso, ar šis grįž prie darybų stalo. Trumpas taip nori Iranui priminti, kad tango šokamas dviese. Probably hit them hard again tonight. Beje, dar Magaryčių už Hormuzo sąsiauryje vėl užpultus tanklaivius JAV grąžina ir sankcijas Irano naftos prekybai. Tai panaikindamas prieš kiek daugiau negu 2 savaitės suteikta išimti. Licenzija laikinai leido įvykdyti sandorius susijusius su žaliavinė Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos. Tai kas čia liko? Čia nieko neliko. Į smūgius iš karto sureagavo ir naftos kainas. Brent ateities sandorių vertė pakilo daugiau nei 5% iki maždaug 76 JAV dolerių už barelį. Po Trumpo pareiškimo apie paliaubų baigti, kainos dar pakilo ir panašu, kad toliau tik vėl augs į viršų. Kaip pastebi ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas, šie apšaudimai dar labiau apsunkina ir taip įtemptas darybas dėl karo nutraukimo. Na, bet ko jau ko filmai mus išmokė, tai kad visų pirma laiminga pabaiga ne visada yra garantuota ir darybos su teroristais lengvos niekada nebūna. Blitz naujienos. Po jungtinio net 5 redakcijų tyrimo pavadinimu Už gryną pinigą, kurį galite pažiūrėti Laisvės TV ir kurį montavo Patricija, beje galite pažiūrėti čia, Nemuno aušros lyderis, tiksliau Vadeiva, Remigijus Žemaitaitis perskaičiavo savo deklaruotą turtą. Politikas atnaujino deklaracijas už 4 metų laikotarpį, iš jų pašalindamas apie 100 000 eurų deklaruotų grynais. 100 000, va tiesiog puf ir dingo. Žemaitaitis savo veiksmus aiškina deklaravimo klaida. Tačiau VMI pateikta informacija rodo, kad Remyga tiesiog nubraukė didelę sumą grynųjų. Na ir kaip jis dabar ne oligarchas, ką? Sprendimas keisti vyriausybės vadovą bei pakoreguoti koalicijos sudėtį sustiprino Socialdemokratų partijos bei jos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus pozicijas. Apklausa rodo, kad pirmoje vietoje išlieka opozicijoje esantis konservatoriai. Socialdemokratai antroje, trečias liberalų sąjūdis. Toliau Nemuno aušra, o 5 užbaigia valstiečiai. Didžioji dalis gyventojų vyriausybės vadovo postą patikėtų buvusiai premjerei Ingridai Šimonytei. What the fuck? Ką? Daugiau pokyčių antroje vietoje, kurie ir atsidūrė, va tas pats Mindaugas Sinkevičius, už jo liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Tai dieve, nu kad tik Sinkevičius Mindaugas būtų geras ir neprisidirbęs, prašau. Po pirmojo susitikimo su Seimo frakcijomis, tai yra opozicinių konservatorių atstovais, paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys sako niekada neleidžiantis niekam savęs žeminti. Jis teigia, kad susitikime užduodant tam tikrus klausimus jam trūko objektyvumo ir aiškumo. Tuo metu konservatorė Ingrida Šimonytė pažymėjo, kad susidarė įspūdis, jog paskirtasis ministras atėjo nepasiruošęs. Teisėsaugos pareigūnai nustatė kitą transporto priemonę ir jos vairuotoją galimai Žirmūnuose šeštadienio paryčiais lenktyniavusių ir vėliau tragišką avariją patyrusių automobilių BMW. Jų veiksmai bus vertinami ikiteisminio tyrimo metu. Primenu, kad įtariamoji avarijos keliamų kaltę pripažįsta, tačiau parodymų ikiteisminio tyrimo pareigūnams dar nedavė. Šiandien vasariniuose komentaruose paspėliokime, draugai, kiek laiko dar rasijaninai kenties Putino rašytinės šutvės nemokšiškumą. Kada jie pagaliau ims brūzdėti ne tik internetuose. Taip, kai kurie iš jų jo perkasi arklius, na bet situacija pati reikalauja ėjimo arklių. Šachmatų terminais kalbant. Na, o mano spėjimas yra toks, kad rugpjūčio viduryje jau maždaug Maskvoje manau, kad jau labai stipriai ims jaustis šitą karą kainą. Beje, jeigu pasigėdote Žemaitaičio savo ekranuose, va dabar parodys jums, kaip bachūras Remyga leidžia savo dieneles, kol juo rūpinasi, rūpinasi pareigūnai.
Komentarų apžvalga. Davidas J. nori tikslumo iš naujojo premjero. Ką jis turi omeny dėl neišnaudotos galimybės ir potencialo šešėlinėje ekonomikoje? Ar jis ją žada mažinti, ar panaudodamas asmeninę patirtį ją didins? Na, sprendžiant iš to, kaip Mindaugelis atsakinėja į žurnalistų klausimus, jis jaučiu tą šešėlį labiau norėtų didinti. Gal jam ten jaukiau, tiesiog jau gal labiau įprasta. Jonas Gadeikis štai stebisi, kad slidusis Olekas Baltarusijoje mato demokratinį kaimyną iš rytų. Na, Jonai šiaip labiau stebinti turėtų, ką Olekas mato savo medžioklėse. Turime labai rimtų įtarimų, kad dėdė Jozui vaidenasi. Tiek žinių. Ate.